Labas, Montvidai, dėkoju už puikų pasirodymą Eurovizijoje ir už tai, kad tu su profesionaliai atlikta daina atstovausi Lietuvai. Noriu paklausti, ar neplanuoji išnaudoti savo plastiškumo dar labiau? Juk tokių dalykų scenoje pademonstravote su Katerina Boropai. Ar nevertėtų išnaudoti šią kozą? Iš principo visus pokyčius susijusius su būtent pasirodymu Eurovizijoje mes sakome paprastai, kad esmę mes norime palikti kokia jinai yra, nes būtent už tokią esmę ir nubalsavo žmonės. Už dainą, už jos atlikimą, būtent atlikimą. Jeigu kalbėti apie pačius kozirius, tai jų yra, bet aš asmeniškai apie savo kalbu šiuo atveju, ką aš galiu daryti. Aš galiu pasistatyti šokėjus, aš galiu pats sušokti, aš galiu dar padaryti 5 triukus, aš galiu nusileisti su akrobatėm, bet yra, kaip sakyti, tinkama vieta, matyti tinkamas laikas, kai to reikia ir matyti, kai to nereikia. Pavyzdžiui, buvo prieš tai mano pasirodymai, kai aš naudojau akrobatės, naudojau dar vienam pasirodymę šokėjus, bet būtent šis pasirodymas yra, kaip sakyti, išskirtinis tuom, kad mano nuomonė ir mano būtent komandos nuomonė, būti vienam tai yra šiuo atveju privalumas, ką mes iš esmės buvom tokie vieninteliai pačioje Eurovizijos atrankose pačios. Tai aš esu prie tos nuomonės, kad mes pasiliksim visgi prie esmės, būtent prie vokalo, būtent tiesiog prie koncentruoto manęs, o, kaip sakyti, prie triukų kiekio ar prie papildomų žmonių mes labai atsargiai žiūrim. Žinau tik tais vieną, kad mąstom apie tai, kad galbūt pakeisim triuką į dar sudėtingesnį, į dar įspūdingesnį. O į kokį neatsteigti? Kol kas ne. Čia, kad žmonėm būtų azartas žiūrėti. Saulė taip pat klausia, ką galvoja apie būsimą aprangą, kai sulaukia šitiek kritikos iš mūsų dizainerių. Ar nevertėtų atrodyti kiek ryškiau, kad žmonės įsidėmėtų? Galbūt reikėtų raudono akių raiščio paieškoti, nes raudonas spalva ypač traukia moteris. Buvo puikiai, norisi dar didesnio puikiai. Tikiu, kad tavo komanda tai pasieks. Kuo didžiausias sėkmės loterijos konkurse? Dėl komentarų, tai labai paprastai. Aš labai paprastą pavyzdį sakau, kad netgi tie, kurie laimėjo pirmasias vietas pačioje Eurovizijoje, Dima Bilanas savo laiku, ta mūsų vokietė, kaip jinai, Jelena ar kaip jinai? Lena, va. Tai įsijunkit netgi jų video ir ten pamatysit negatyvių komentarų. Tai išvada paprasta, tu gali laimėti netgi ir tą pačią pirmą vietą pačioje Eurovizijoje, bet tai neapsaugo nuo neigiamų komentarų. Tai ką aš noriu pasakyti, ne vietoje esmė. Ne kažkokiam tai tam pačiam rezultate, šiuo atveju turiu mini skaičiukus, pirma, antra, trečia vietos. Tai aš pasakysiu paprastai, kad žmonės, kurie komentuoja, jie tai daro arba iš naudos, arba iš tiesiog, čia jų nuomonė, jie sako tą garsiai savo nuomonę, o iš, grubiai tariant, tų pačių garsių dizainerių, tai aš manau, jie turi savo braižą, savo stilistiką, jie tai daro, galbūt daro, nes yra galimybė pasisakyti visgi. Ir kiek aš žinau, tai jie tikrai mus palaiko ir aš, nežinau, yra matyti tam tikri galbūt kiti tikslai pasisakymai, bet šiaip tai viduje tikrai tarp mūsų yra palaikymas ir mes bendraujam, kalbamės taip. Skaitytoja Lina klausia, ar sulaukėte rėmėjų pasiūlymų ir iš kur gausite finansavimo konkursą? Finansavimus visus trauko Martynas Tyla, bet kadangi jisai jau buvo ir šiaip Eurovizijoje ir apskritai žmogus su didžiulė patirtimi, tai strategijas ir visus niuansus jis tikrai daug geriau papasakotų negu aš, bet aš manau, kad bet kuriuo atveju, kaip bebūtų, ar jų būtų daug ar mažiau, mes vis tiek, nemanau, kad atsisakytume dalyvauti. Jau kaip nors nuvažiuosim, jau iš santaupų ar dar kažką. Kaip pavyksta sukurti tokius puikius pasirodymus, suderinti idėją su daina? Ar dėl to, kad viskas stengiasi daryti nuoširdžiai ir pajausti, ar dėl to, kad įdedi labai daug darbo? Klausia Dovilė. Nuoširdumas toks dalykas, kuo tu daugiau galvoji, kad tu nori būti nuoširdesnis, arba kuo tu daugiau bandai spausti ant to, kad būk nuoširdesnis, tai gaunasi kaip lyg nenuoširdžiau. Čia yra toksai paprasčiausias dalykas, tu turi negalvot apie tai, koks tu nori atrodyti žmonėms. Va čia yra paprasčiausias dalykas, nes kai akcentuoji, nuoširdumas žmonėms patinka, taip, tada tu perspaudi tuos dalykus. Tu paprasčiausiai turi eiti ir tu supranti, kad tu nepadarysi daugiau, negu tu negali padaryti. Tai iš esmės, kaip sakyti, tu eini tiesiog nusiteikęs, kad tu turi
padaryti geriausia, ką tu gali padaryti būtent šią akimirką. Nes vis tiek aš negaliu apie 10 ar 20 metų priekį ir pasimti savo jau praktiką ir patirtį, kas pas mane bus po 10 metų, ar ne. Aš tiesiog viską darau iš šio taško. Aišku, tam tikrais momentais aš galiu perlipti save ir iš tikrųjų, kaip sakyt, pranokti save tą akimirką. Bet iš principo tu eini tiesiog nusiteikęs parodyti save šiai akimirkai ir neakcentuoti, ar tu nuoširdus, ar atviras. Tiesiog tu ruošiesi dainai, tavo pasirašymas prisideda prie tavo kažkokių asmeninių savybių. Olegas klausė, ar ketinate išleisti dainos Love is Blind studijos versiją? Jo, būtinai. Mes kaip tik dabar ją leidžiam. Čia yra apskritai privalomas dalykas pačioje Eurovizijai. Kaip tik pas mus šiandieną atvažiuoja ir dainos autorius Brandon Stone. Mes su juo kaip tik turėsime 3 dienų tokį vizitą ir įrašus, kuriuose mes būtent jau pabaigsime, aš tikiuosi, Love is Blind tiek anglišką, tiek rusišką, tiek lietuvišką versijas. Ir mes būtinai, kaip sakyti, pristatysim tai viešai ir žmonėm. Tai tikrai ta versija bus. Jolanta klausia, ar kursi klipą savo dainai, gal jau turi kokių idėjų ir ar tas klipas bus kuo nors ypatingas? Minčių ties klipų mes jau turim apmąstymų, bet aišku viskas remiasi bet kuriuo atveju į tos pačius finansus. Čia yra normalus dalykas ir nesinori iš tikrųjų kampe su buitinė kamera nusifilmuoti. Tik norisi padaryti tą kokybiškai ir reprezentuoti visą Europą, kad tai būtų vis tiek vakarų Europos lygio bent jau. Dėl to tai remiasi tam tikrus finansinius dalykus, bet mes minčių turim ir norim tą pasidaryti. Aš manau, kad laikui bėgant tam tikri faktai dėliosis. Donatai, ką manai apie Rusijos atstovės konkurse? Aš manau, kad jos bus visiems didelės konkurentės. Sako Mikhail. Kaip sakyti. Jos iš esmės nekonkuruoja su niekuo, jeigu taip galim pasakyti. Dėl to, kad jos visiškai, jų specifika, stilistika ir apskritai jų, matyt, kaip pasakyti, dalyvavimo kažkokie tikslai galbūt visiškai skiriasi nuo kitų, man taip atrodo. Nes jie nereprezentuoja savo kažkokį vokalą, nereprezentuoja dainos. Tai yra kažkoks iš tikrųjų šou, mizanscena tokia. Ta prasme. Ir iš esmės jie su nieko nekonkuruoja. Ką aš noriu pasakyti, kad aišku, galbūt gali ir užimti ir 1. ir 2. vietą, bet aš asmeniškai su jais visiškai jokios konkurencijos neturiu, nes mes reprezentuojam visai skirtingus, kaip sakyti, nežinau, jo muzikinius lygmenis ir taip toliau. Tai man visiškai ne, bet kai aš sužinau, tai yra toks įdomus dalykas. Mes paklausėm, ką žinau, šypsena, bet kuriuo atveju tu neverki, neliūdi, tiesiog šypsena veide. O visą laiką toks faktorius yra, kad tu nežinai, kaip Europa nubalsuos, kaip priims tą dalyką. Bet aš galiu, mano nuomonė, pasakyti, vis tiek tai yra kraštutinis toks dalykas, ką jie daro. Tai, o su kraštutinumais yra paprastai, arba tu esi viršuje, arba pačioj. Tai, bus matyti. Ar esi žiūrėjęs ar klausęs kitų Eurovizijos dalyvių dainas ar pasirodymus? Jei taip, kokia daina paliko įspūdį? Tiesą pasakius, labai, kad taip studijuoti ar stebėti, tikrai visų pasirodymų net nežiūrėjau, nes Eurovizijos metu tai grinai savo kėliau tikslą ties savo pasirodymu ir kuo mažiau analizuoti kitų, kad tai neblaškytų ir leistų man susikoncentruoti ties savoju. Ir iš esmės, netgi ir po to kažkaip tie darbai, ir koncertai, ir kažkokių minčių realizacijos tiek studijoje, tiek apskritai sėdint prie stalo, neleidžia man tiesiog dar kol kas žiūrėti, aš kol kas nesu linkęs tai žiūrėti. Tiesiog esu matęs tos pavienius, Prancūzė, Maltą mes girdėjom tas Rusijos, būtent rusų projektą. Kaip tokia? Vokietė, ne? Jo, Vokietė. Tai tam tikri pavieniai pasirodymai, bet iš principo, taip kad studijuoti, aš stengiuosi labiau koncentruoti savo, kad nebūtų jokių štampų ten važiuojant jau. Ar planuoji keisti savo pasirodymo efektinę grafiką? Klausė Romas. Efektinė grafika. Aš atsakysiu šitą klausimą, kadangi po Maskvos Eurovizijos, kur teko būti su Saša Son, ir mes turėjom didžiulį problemą dėl būtent taip vadinamos videografikos, tai nuo šiol yra taisyklėse Eurovizijos parašyta. Atlikėjas negali siūlyti savo videografikos. Taip pat šitas klausimas toks, atsakymas jei bus toksai ir bus. Kadangi mes norėjom savo video rodyti, buvo pasakyta ne. Ir nuo šiol yra taisyklėse parašyta, kad atlikėjai neturi teisės pateikti savo video. Ir taip pat atlikėjai negali diktuoti, kaip bus šviečiama, nes tam yra renginio režisierius, kuris viską daro taip, kaip jam atrodo. Mes tik galime išsakyti tam tikrus savo pageidavimus. Tokia yra realybė. Taip, kad žmonės tegul negalvoja, kad
kažkas blogai darė, kažkas blogai švietė. Problema yra tokia, kad ten reikia su jais mokėti kalbėti, reikia žinoti apie ką kalbėti, aišku, reikia kada pasakyti labai griežtą žodį, aišku, labai priklauso, kokią komandą dirbs. Kadangi Maskvoje dirbo Rusių tikrai daug, su jais reikėjo kalbėti vienais metodais. Ir dabar, žinau, dirbs vokiečiais, su jais reikės kalbėti kitais metodais. Bet tikimės, kad vokiečiai bus labai konkretus, punktualūs ir labai klausantis. Bet rusai bet kokiu atveju irgi buvo mums priimtini, galutiniam variante, kada išgirdo žodį iš 3 raidžių, jie su mumis kalbėjo labai gražiai. Paskui. Bet kuriuo atveju jie profesionalai ir jų žodžio reikia prisilaukyti iš tikrųjų, dėl apšvietimo, dėl visko, taip kad... Vis tiek, tiksliau kalbant, jie bando visą tą bendrą Euroviziją paveikslėlį paversti vienu gražiu vaizdu. Jie kaip ir sako, mes turim bendrą koncepciją ir dabar sako, jeigu kiekvienas čia pradės rodyti savo video ir sakyti, kaip kas nori būti šviesai, nepykit, sako, taip nebus, tai yra beje taip. Tuomet kitas klausimas, klausia Romas. Donatai, visi žino, kad Eurovizijoje dalyvauja ir jie domisi daug homoseksualų. Ką manai apie homoseksualius bei transseksualius asmenis ir jų diskriminaciją Lietuvoje? Aš ką manau, kad aš pats pakankamai sutaikus žmogus. Aš negaliu gal tai pasakyti, bet tikrai būtent apskritai visų pakraupų žmonėm, turiu minį ir ten, kur nesvarbu, kur ir vyras, moteris, nesvarbu. Aš žiūriu labai paprasčiausiai, jo, vat būtent, jeigu tai nemaišo man ir mano apskritai, galbūt, Martynas tai turi vaikų, bet galbūt nemaišo mūsų vaikams apskritai ir taip toliau, tai mano artimiesiems, tai man tas irgi netrukdo, aš labai paprastai tai žiūriu, bet kai tai pradeda atsiprašant, kaip sakyti, iš vienos pusės įtakot kažkaip negatyviai, blogai, tada tai, bet šiaip aš labai žiūriu, aš turiu daug pažįstamų ir mes kartu su jais ir bendravom, puikūs žmonės, tai nei kiek jais nepaverčia blogesniais, čia yra faktas, dėl to mano požiūris apskritai su žmonės yra pakankamai toksai lygus ir aš visiškai neskirstau į ką. Bet jeigu kalbėti apie pačią Euroviziją, kad galbūt yra dalis žmonių, kurie gali būti potencialūs balsuotojai, tai dar mums pliusas iš tikrųjų. Iš tikrųjų, aš, kadangi buvau Eurovizijoje ir visi sako, kad tai labai tenai iš tikrųjų tų seksualinių mažumų gėjų yra labai daug, tai aš drįksiu biškai paneigti tą dalyką, iš tikrųjų yra nedaug. Tai yra mažiukas, ten nežinau, koks procentas 2. Kurie mėgsta būti pirmose eilėse ir tenai labai domėtis. Taip, jų yra, bet jų yra ir šiaip daug Europoje ir pasaulyje yra daug. O jeigu kažkas taip nepavadinkai tingėjai viziją, tai aš drąsiai galiu pasakyti. 90, nežinau, kokie 8-97% yra tikrai normalios orientacijos žmonės, o tie būtent homoseksualūs ir taip toliau, jie sukelia tik tai papildomą karnavalą ir festivalį linksmumo, nes jie gal labiau atsipalaidavę yra žmonės. Nežinau, tikrai nemaišė. Žinau, kad Azerbaidžane, aišku, jiems bus labai tenai įdomu apsilankyti ir ten tikrai laukia daug kuriozinių situacijų. Labą dieną, sveikinu atlikėją pagaliau pasiekus tikslą. Klausimas. Ar turite kokią nors savęs pristatymo taktiką Baku? Tarkim, kažkas vežasi savo šunį, kaip pernai Rusas, kažkas šoka ant stalo, kažkas dalina ledus. Ar visgi viešinsite save tiek, kiek to pageidaus žiniasklaida, interviu forma? Šitoj vietoj labai paprastai. Gerai, pirmas klausimas yra tai, kad mes tikrai nesivešim jokių suvenyrų ar talismanų, nes nežinau, pirmas dalykas iš tikrųjų tiek Martynas, tiek aš, tai bus žmonės, kurie galbūt mums padeda tiek dirbti, tiek susikaupti, tiek psichologiškai, tiek netgi ir fiziškai. Tai aš turiu minį mūsų antrasias pusės, kurios tikrai jos... Mūsų komanda, grubiai šnekant, sudarys tik tai 5 žmonės. Mes tik tai žinom. Bet yra žmonės, kurie mums reikalingi atlikti darbą ir tiek jaustis apskritai, matyti sakau, ir psichologiškai, tam, kad būtų ir palaikymas. Taip, kad tai yra žmonės, kurie, mano nuomonė, privalo važiuoti tam, kad būtų geras pasirodymas. Antras tam buvo klausimas, berods, dalis antro klausimo. Kaip jūs viešinsite save? Tai šitoj vietoj Martynas, kadangi turi patirtį su Eurovizija, tai tam tikra strategija, šalis, su kurias reikia nuvažiuoti ar su ko bendrauti, kaip sakyti, visa lentelė yra pas Martyną ir iš principo aš jau kaip atlikėjas pagal tą visą lentelę mes ir važinėjom ir darom, bet jis galėtų daugiau papasakoti. Mes iš tikrųjų planuojame lankyti kažkiek tai šalių ir planuojam tą patį Amsterdamą mažąją Euroviziją lankyti ir tai daroma, galima sakyti, tikrai nėra kažkokios didžiulės sąnaudos, bet be abejo yra išlaidų, bet dėl ko ten nereikia važiuoti, manęs klausia, sako, tai jūs nevažiuokit, nieko nedarykite, galima nieko nevažiuoti, nieko nedaryti, galima sėdėti Lietuvoje ir laukti, kada ateis ta mūsų pusfinalio diena, ir pagaliau išvažiuoti, bet supraskite, atlikėjas negyvena vienus metus, atlikėjas gyvena ir po Eurovizijos jis turi gyventi. Tai be abejo jis turi skleisti apie save informaciją, be abejo jis turi įgauti sceninės patirties būtent tam tikrose auditorijose.
Jei galit, galėčiau kalbėti. Galėčiau, gerai. Gali būti didžiulis poreikis tos užsienietiškos scenos pajausti, kaip publika priima. Vis tiek tu atsistojęs ant scenos, tu pajauti, kaip žmonės tave priima, ar ten paleiskim triuką gerai priima, ar kažkokią vietą dainos priima. Nes kol kas pripažinkim, šią dainą Donatas dainavo kol kas tik tai Lietuvoje. Ir mes žinom, kaip mūsų lietuviai jie priima. Tai iš tikrųjų, man labai patiko tai, kad švedų nacionalinėje atrankoje komisijoje sėdėjo, man atrodo, beveik 11 ar kiek narių iš kitų šalių. Tai šiuo atveju švedai padarė tikrai tai, ką mes labai senai irgi siūlėm turėti tos komisijos narius iš kitų šalių. Tai yra neutralūs. Jie nesupranta, kas yra žvaigždė Lietuvoje, jie nežino, kas yra tas. Jie renka tik tai tą dainą profesionalu. Tai aš manau, tokie važinėjimai po įvairias šalis, jie ir duoda bent jau mums šiuo momentu žinias, matyti, ką mes teisingai darom, ką neteisingai darom. Ir bet kokiu atveju pačiam atlikėjui suteikia nežinau, vis tiek duoda kažkokios tai naudos ant scenos atsistoti. Aišku. Nu, mes kiek važinėjom vis tiek po tos didžiosius festivalius, tai yra, aišku, čia yra vadinama didžioji scena, kur stovi savo laikų, ten mes buvom, Jūrmalos scena, ten Stevie Wonderis, Babyface'as, Sealas, tai yra didžioji scena, kur dainuoja iš tikrųjų atlikėjai ir Alla Pugačiova ir taip toliau. Tai yra nereali patirtis, kai tave stebi, koncentruotai tik tave, tu esi solinis atlikėjas. Tai Eurovizija lygiai taip pat. Ir matyt, keliavimas po tam tikrus strateginius taškus šalis, tai irgi yra pasiruošimas prieš Euroviziją. Pažiūrėti, kaip reaguoja, kaip Martinas sako, kitos šalis, kaip reaguoja tam tikros kultūros kitos. Taip kad pasiruošime tie dalykai yra tam, kad kiek įmanoma daugiau galbūt prezentuoti šitoje pačioje Europoje. Bet mes su Martinu kalbėjom, kad irgi neprivažinėsi visos Europos. Reikia savęs irgi neišdalinti, bet koncentruotai tam tikrus strateginius taškus paimti ir apsilankyti juose. Kaip psichologiškai pasiruošia prieš lipdamas į sceną? Ar turi scenos baimę? Kokios pirmos mintis būna prieš lipdant į sceną ir prieš pradedant dainuoti? Pirmiausia dalykas, koks yra elementariausias, tai yra, aišku, koncentracija į pasirodymą. Asmeniškai aš stengiuosi atsiriboti nuo žmonių, nes ta energetika, tai čia kaip, nežinau, kaip šitas, kaip plastelinas, jis toks, tu praeini jau koridorių pro 50 žmonių ir tu jau plypęs tai žmonėmis. Tai mūsų strategija, mano tokia, kaip sakyti, strategija yra paprasta, kad aš geriau pabūsiu kambarį vienas, bet susikoncentruosiu link savęs, link savo jaudulių ir link savo nereikalingom baimėm, kurias galbūt koncentracijos metu aš stengiuosi tiesiog atimti ir pasilikti tai, ką man reikia. Tiesiog tą išlaikyti ramybę, nesiblaškyti prieš pasirodymą. Nes vis tiek tai yra vis tiek daina, tai yra, kaip galvoti apie ką tu nori pasakyti tą dainą, tais žodžiais, savo judesiais, kur tu žiūrėsi tam tikrose taškuose. Tai reikalauja iš tikrųjų tokio, kaip sakyti, laiko. Kuris Lietuvos ir užsienio muzikantas tau labiausiai patinka? Lietuvos muzikos muzikantai. Aš tiesą pasakius, esu toksai truputėlį sėslesnis. Aš labai, kaip sakyti, aš labai paprastai. Kai aš lankiau krepšinio mokyklą, aš iš tikrųjų ir kai net nelankau, aš, pavyzdžiui, šis krepšinio net nežiūriu, atvirai pasakysiu. Bet žaisti, aš jį žaidžiau į savaitę po 4-3 kartus, nes aš, kadangi tenais mes žaidžiame lygoje, jeigu nepaslaptis, jo, tai Julius patvirtins, ką. Va, tai esmė tame, kad aš žiūrėt, pavyzdžiui, nemėgstu. Ne tai, kad nemėgstu, bet man neįdomu paprasčiausiai. Aišku, kai yra olimpinės šventės, tai tada žiūriu, nes tikrai įdomu, tai susirenka vis tiek, kaip sakyti, 4 metų bėgi susiformavusios komandos, nori savo lygį parodyti, tikrai įdomu. Bet šiaip žiūrėti tam tikrus turnyrus, kasmetinius, aš visiškai nežiūriu, stengiuosi paleisti pats sportuodamas. Aš ten matau daugiau naudos. Va, čia lygiai taip pat matyti ir su ta muzika, kad aš nelabai iš tikrųjų vaikštau į kažkokius koncertinius renginius, nelabai perku bilietus tuos renginius, nes ne dėl to, kad nenoriu parodyti nepagarbą atlikėjams ar dar kažką, tai tikrai mes kolegas bent jau stengiamės tam tikrą kultūrą išlaikyti ir aš jaučiu jiems didžiulę pagarbą, bet tiesiog matyti kažkoks mano dar tam tikras laikotarpis, kai aš pats nevaikštau tos renginius. Dėl to atlikėjus išskirti, kuriuos aš labai myliu ar dar kažko, tokių dalykų nėra. Tiesiog yra atlikėjai, kurie tikrai daro ir stengiasi daryti iš tikrųjų aukštą muzikinį lygį Lietuvoje
dėl ko aš tikrai, jeigu galiu, tai ir sveikinu juos, ir man tai smagu, o įvardinti, kas tai yra, nu, galbūt aš sakau, nedrįsiu įvardinti, bet jų tikrai yra ir ne vienas, ir tiesiog aš toks stengiuosi, sakau, galbūt nelabai toks mėgėjas vaikščioti tos dalykus ir išskirti kažkokį atlikėją, kad būčiau fanas kažko tai. Kitas smagus klausimas taip pat nuo Algirdo. Ar žaidi kompiuterinius žaidimus ir jeigu taip, tai kokius? Visiškai nežaidžiu. Aš iš vis, atvirai pasakius, beveik nesinaudoju, apskritai ir televizoriaus beveik nežiūriu, ir beveik nesinaudoju to pačiu internetu, tik tais elektroniniu paštu savo, kai reikia susitvarkyti tam tikrus dalykus, pasiskaičiuoti ar dar kažką. Bet šiaip aš nemėgėjęs knaisiotis po Google ir šiaip esu toks biškinė technologijai. Nors ir savo laiku mokiausi aplinkos inžinerijai, tiksliai mokslai man šiaip prie širdies, bet būtent kas su internetu, kas su žaidimais, aš nuo vaikystės to nedariau ir nevengiu. Bet tiesiog tai yra savaibinis toks procesas, kad aš beveik nepraleidžiu per to laiko. Aš toksai esu matyt gamtos žmogus, stengiuosi kuo daugiau praleisti gamtoje.